Nu, šiandien tai rytelis. Labas rytas. Tiesiogiai iš įvykio vietos, kaip beveik į mokyklą pavėlavome. Dar kažkai duobė esu, bet nežinau, kaip man žiūrėti. Literaliai duobė. Nu, važiuok mašinik. Važiuojam. Po tokio ryto reikia kavos. Nes nieko nespėjau. Bet išsimaudžiau, tai bent jau plaukai normaliai stovi. O šiandien sumąstėm, kažkaip visos mergaitės mano, davai važiuojam su mašina į mokyklą. O su mašina nuvažiuoti yra reikalų, nes nueiti yra tap, ten iki 10 minučių į abu galus. Abi mokyklas. Bet nuvažiuoti yra sunku, dėl to, kad yra kamštis ir yra visur vienpusis eismas. Nu, okei, aš ir gau, davai, važiuojam. Aš įsidėjau į bagažinę savo riedlentę, savo skeitą ir vaikai sako, ką tu darysi su to skeitu, ar tu važiuosi kažkur be mūsų? Aš tai ne, aš noriu tiesiog bagažiniai palaikyti. Mažoji sako, tai gal dar ir pasvažiuosi, sakau, matysiu, jeigu pastaikys progą. Nes šiandien pirmą dieną, kai jos abidvi bus iki 4 mokykloj, nes anas 2 savaitės mažoji buvo iki 2, tai realiai tą dieną labai greitai ir praeidavo. Tai įsidėjau skeitą į bagažinę, nežinau, ar aš kažką darysiu su juo. Nes dabar labai visur kamščiai yra, nes noriu man per tos kamščius labai važinėti kažkur į pakrantę. Bet pirmą važiuojam nusipirkti kavos, nes dar nieko nevalgiau visiškai. Nu va, pasiėmėm kavytės, jau realiai ir išgėriau pusę, nes vieną video tvarkiau. Dabar jau yra primo kamščiai, kadangi aš ryte nieko nespėjau, nes realiai kortas ryte kėliau. Dar aš neįeinu tą sistemą, kaip man geriau ryte daryti su savo tom kortom, nes aš atsikeliu, iš karto einu kortas traukti. Tokį pasidariau savo tokį ryto kaip ritualą. Bet kadangi aš nebeatsikeliu labai anksti, kaip aš atsikeldau į darbą 5, tai aš atsikeliu realiai 7. Nors mano pirmas žintuvas 6:30, bet aš niekaip neatsikeliu 6:30, nes vadinasi, žinau, kad nereikia man keltis, nebūtina. Tai ir neatsikeliu per anksti. Tai gal aš tas kortas įkeliu, kol aš jas aprašau, nufotkinu, nes man nepatinka belia kaip fotkinu, man patinka gražiai fotkinti. Tai po to žiūriu, kad realiai daug laiko nebelieka, daugiau niekam. Tai va pasiėmiau biškį pasidažyti mašinai. Nu ką, atvažiavom į pakrantėlę ir bandysime varyti, paskeitinti. Nu gražu. Ir aišku, kažkokia dar fūra atvažiuoja man priekį, ar ten įstoja. Bet žodžiu, kelias tai toks lievas čia. Kad aš čia važiuodama, aš va nusivartysiu, tik va visas toks kelias, reikės man varyti kažkur kitur ieškoti. Čia šiukšlių mašina, ar čia vandens mašina, nes aš čia nepavažiuosiu ir duobių labai daug, va duobę atvažiavau. Ot būtų juokinga, jeigu aš dabar save filmuodama nukrisčiau, ne? Tai visi sakytų, va, bus to važiuoti ir filmuoti, bet čia taip prastai važiuoti, reikia man varyti kažkur kitur. Žodžiu, varysim per gatvę, pasiėmam skeitą. Ir aš nebūčiau aš, jeigu nesusigalvočiau savo dar ekstra dalykų padaryti. Tai aš vakar padariau vieną video. Čia mano plaukai kaip krenta. Padariau vieną video. Bet aiškis gavos ilgas, nes aš jeigu pastebėt nemoku trumpą video daryti, man nepavyksta, nežinau. Tiesiog tokį padariau vlogą. Tikiuosi, kai šitą video įkelsiu, jau jis bus kitas įkeltas. Ir jis gavo 24, nu kažkas 20 minučių. Ir man meta telefonas, kad nėra vietos. Ta video sueditinu ir nėra vietos. Nu tai aišku, aš esu stojus to parke aikšteliui. Trinu tas senas foto video. Ir aš žinojau, kad pas mane yra labai daug video. Ir aš niekaip neprieinu jų sutvarkyti. Tai kai aš ten įlindau į tą video folderį, tą galeriją,
O vaikyti, mano vaikai buvo nusigrę telefoną ir mėgsta pasifilmuoti. Tai ten yra tokių video, pavyzdžiui, kai skridom į Lietuvą, yra ir iš anos vasaros, ir iš šios vasaros, man nenoriu išprašyti, kur video yra po 30 minučių, kaip skrenda lėktuvas pro langą tiesiog. 30 minučių video mano telefone, tokie tušti. Tai aišku, ir šitoj kamerkiai vietos pritrūko, teko sustoti, pratrinti, bet va kokia. Medis gražus. Einam dabar ieškoti kokios vietelės paskeitant pirmadienio rytą, nors tas rytas jau 11 valanda, beveik jaučiu. Čia per tą gatvelę 2 greitosios mašinas. Ir aš jums daviau kelią į vieną tokią, taip į mane vaikinukai pasižiūrėjo. Tai visą nužiūrėtą riedlentę mane galvoja potenciali, kaip lietuviškai, potenciali klientė. Tai aš dabar juos praėjus, net nedrįsiu važiuoti šalia jų, kad nebūtų tas toks zapadlo dėsnis, kad va, ir nugriūni. Šitas jausmas, kai tu galvoji, oi, kaip fainai, aš čia pasivažinėsiu su riedlente. Ir nerandi kur. İnşallah düşmem yoksa ayıp olur. Olur mu öyle şey canım ya? Ayıplar bir şey, sen hırsızlık yapmıyorsun. Yok diyorum, komik olur. Video çekiyorum, düştüm. Olacak, düşe öğreneceksin. Tabii ki. Hemen birden yok. Aynen öyle. Düşeceksin, kalkacaksın. Jeigu galvojat, kad skeitas su skeitu nepavargsti važinėti, tai pagalvokit, kad tikrai pavargsti. Nes ta koja, kuri stovi ant skeito, jinai kažkaip man visą laiką labai pavargs pėdą. Dar gal neįpratau. Pagavau kamerą. Atvariu dabar į dviračių taką. Dviratininkų nėra. Čia lygus kelias. Geriau čia pavažinėti. O ne. Ir varysim kažkur, kavinė turbūt bus. Turi būti čia kavinė milijonas. Vandens. Čia dar noriu biškį prisėsti. Dar turiu kortų skaitimą, noriu pasidaryti. Nes kortas įsidėjau, aišku. Kaip visą laiką aš su kortom. O, čia kažkoks parkas. Tai noriu pasidaryti darbus, kad nereikėtų vakare. O, visą galvą šlapia jau, labai karšta. Šiandien žiauriai karšta. Dabar kokie 24-25 laipsniai. Jeigu kam kyla klausimų, ar žiūri žmonės, kaip važinėjai stilienę, tai jo, žiūri. Labai. Kažkaip aš įpratau. Jau į mane žiūri vien dėl to, kad mato, kad užsienietė. Mato, kad turbūt neturkė. Bet dar su skeitu. Ir kaip įdomiai čia tokie vaikšto dėdai. Tokie senukai jau tikrai. O, žiūrėk, žirgai eina. Čia policija su žirgais. Tokie senukai. Pensininkai. Ir visi be maikių. Pavyzdžiui, aš Lietuvoje pastebėjau, kad vaikinai dirbdami vyrai Lietuvoje dirba be maikių lauke. Ten, pavyzdžiui, mačiau per mėsų šventę, kai sceną ruošia, visi be maikių, man čia pažiūrė keisnis, aš turkai tikrai nematydavau. Bet va čia pakrantėj, senukai be maikių, vaikšto savo, deginas turbūt. Bele kaip karšta. Aš nežinau tiksliai, kur aš esu, žinau, kad esu labai toliau nuo mašinos. O to dar labiau pavargsiu, kai reikės varyti atgal. Kayda olmuş mu? İşte ben onu diyorum, dışarı bırak. Dışarıda olmadı. Bu yerde gösterelim. Neydi? Dabar važiuoju tiesiog, oi,
kad žmonės pykstas kažkai eina dėda ir labai garsiai ginčijas. Tai va, atsigėriau kavos, nusipirkau vandens, pailsėjau, padariau kortų skaitimą. Bet tas jausmas, kai tu užsisėdi per ilgai, žinai, jausmą, kai kažką darai. O da labai ilgai užsidėjau, gerą pusvalandą aš pasėdėjau. Jausau kaip ten reikui. Labai atrodo užsisėdėjau, dabar netgi atrodo tingis važiuoti. Kiek dabar valandų yra, jau yra beveik 1. O čia paskui važiuoti. Tai aš jau realiai turėčiau greit po biškį jau link mašinos judėti, tai aš normaliai nepavažinėjau. Visiškai normaliai nepavažinėjau. Čia dviratis reikia praleisti. Ir šiaip ką pastebėjau. Šiaip aš gal... Oi, čia labai blogas kelias. Šiaip aš gal nedrįsčiau taip čia su tą kamerikė. Nes net ne telefonu filmuoju kamerikė, bet tokia maža. Tai grinai vloginimo kamera. Ir ką pastebėjau. Kai tu va taip pafilmuoji, ir visiškai niekam neįdomu. Realiai, niekam neįdomu. Dar aš kai su to skeitu atvaru tą kavinukę, matos, kad užsienietė, kamerikė rankoj. O dėdulė, kad pasižiūrėjai mane. Ir turbūt automatiškai visi ir galvoja, kad čia turbūt kažkokia turistė, vlogerė, kažkas iš tos serijos. Nes jiem taip atrodo, ypač užsieniečiai. Aš atsimenu, kažkokį bėgiodavau. Tai aš tiesiog bėgiodavau ten 5 km, 7. Ir manęs buvo vienas vyruks paklausęs. Irgi ten jis bėgiodavo tam pačiam parke, jis nekart mane matė. Ir jis sako, iš kokios šalies tu čia bėgikė esi. Sakau, kaip suprast. Sako, turbūt ruošiesi kažkokiam ten varžybom, ne? Sako, aš bėgioju. Sako, nes kadangi liekna, pakankamai tokia fit. Tai mane, kad jau kokia sportininkė. Tai galvoju gerai, jeigu taip galvoja, kad va, aš čia kokia vlogerė, taip sakant, fake it till you make it. Svarbu nenukristi man čia kur nors. Dabar jau varau link mašinos, nes realiai už 3 valandų man jau pasimt vaikus, o kol aš šitos mašinos dar dėsiu gerą pusvalandą, aš manau. Kol grįšiu, dar nors biškį pailsėti, nes realiai pavargau. Ir dabar dar pati ta karščiausia saulė išlindo, tai tikrai nebėra labai kaifą važinėti. Čia irgi šoka. Tai va tokiais dardu. Dan, visi tokie keliai. Va, pavažinėjau, buvo žiauriai faina. Belė kaip sušilo, visą kaip šlapia. Ir neturiu servetėlių. Bet buvo žiauriai faina, man įdomu, kiek aš čia laiko važinėjau ir pažiūrėti. Kada aš čia išvažiavus buvau. Nuo 10 ryto, o dabar yra 1:30. Tai sakyčiau, turiningai praleistas pirmadienis. Žiauriai faina. Ar griuvau, tai negriuvau. Buvau užkliuvus už kelių akmenukų. Tiesiog greit sureagavau ir nušokau. Ir vieną kartą kažkoks ten buvo labai slidus dviračių takas, tai tiesiog
Biški sumėtė, tai aš nušokau nuo skaito. Tai va, šiaip griūt nebijau. Biški bijau, nes neturiu apsaugų, reikėtų man apsaugos keliam nusipirkti balkūnam. Tai kadangi šių dar neturiu, tai biški baimė yra. Bet šiaip realiai paauglystė, kai važinėjau, tai labai daug kartų esu kritus ir labai skaudžiai esu kritus, tai nelabai baisu. Tai va, šį kartą baigiu čia savo video, manau. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi buvo įdomu, o aš važiuoju dabar į degalinę nusipirkti vandens ir gal dar ką nors užkąsti. Ate!